Pajamų deklaravimas finišo tiesioji liko praktiškai mėnuo. Dabar noriu pakalbėti apie tuos, kurie apskaitą tvarkote Valstybinės mokesčių inspekcijos pagalba į apsę. Ir nepastebėjote, neatkreipėte dėmesio, kad turėjote tapti PVM mokėtojais. Kažkuriuo tai metu jūsų pajamos peršoko 45 000 eurų ribą. Sakykime, praeitais metais, kokį rugsėjo mėnesį, jau pajamos peršoko 45 000 eurų ribą. Jūs ir toliau išrašinėjote sąskaitas paprasta, sąskaita faktūra, be PVM, jums sumokėdavo. Kas nutinka šiais metais deklaruojant pajamas? Visa ta suma sukrenta į deklaraciją kartu su pridėtinės vertės mokesčiu. O turėtų jau už tuos mėnesius, kai peršokta 45 000 eurų riba, sukristi be pridėtinės vertės mokesčio. Koreguoti pačioje deklaracijoje tai, kas sukrenta iš IAPSO, galimybės nėra. Reikia tik taisyti patį IAPSą. Jungiamės prie savo IAPSO ir kiekvieną sąskaitą, einame ant kiekvienos sąskaitos, kur yra viršyta 45 000 eurų riba ir pašalinam ją iš apskaitos žurnalo. Tuomet suskaičiuojam visą bendrą sumą, kiek buvo, kurios sąskaitos turėjo būti išrašytos su PVM, nes IAPSE, kol nesi PVM mokėtojas, neturi galimybės išrašyti PVM sąskaitos faktūros. Ir pabaigoje išrašome vieną bendrą sąskaitą bendrai sumai be pridėtinės vertės mokesčio. Kelių dienų laikotarpiai atsinaujins ir į deklaraciją įkris teisinga deklaruotina suma. Šito reikia dėl gyventojų pajamų mokesčio, nes jeigu deklaruosi su PVM, tai tiesiog mokėsi daugiau gyventojų pajamų mokesčio, o turėtų būti be PVM. Ir aišku, deklaracijos FR 0608, čia jau atskira kalba ir tada susimokam PVM visiškai atskirai. Tiek. Pelningo verslo.